lazdynai. Lietuvos. Atvažiavom pasižiūrėti įdomybių. Ten įeiti negalima, privati zona. O, ką užaugo eglutės. Kedrai. Svečiai laksto antais, džiaugiasi įdomybėmis. Koks tvenkiniukas su lelijomis. Privati zona. Nelabai gerai čia vaikščioti. Bet norisi. Nu, aišku, ten mašiniukas stovi. Šikna atkišęs. Va, lelijas kokius ten priekį. Gražu, žalia. Gražių viečikių radote, ne? Kas čia dabar užrašyta? Nesuprasi, reik šešėlio. Nieks neaišku. Ką čia reiškia tas visas reikalas? Žmonėms stovės paminklas mažai Lietuvai ir jų žmonėms atminti. Čia kažkam priminti. Jo, mūsų visiems žymesniems žmogeliukams priminti. Nejaugi. Taip, taip, taip. Tilžės aktas, o taip išrašas. Ja. Kantvainių kaimas, kuriame gyveno Vokiečiaus prosenelis. O taip. Ne šiaip sau. Prosenelis. O, fotopliaukšt. Prie ąžuolų alėjos. Ten senas ąžuolas yra. Yra ir jaunesnių, ir kažkokių įdomesnių. Čia pasirodo irgi kažkoks ąžuoliuks tikriausiai. Mandras su tokiais lapais. Nežinau pavadinimo. Atrodo kaip tuja, blecha, į viršų žakus. Yra antras ten toks. Ai, bet ten trečias. Įdomi konfiguracija. Hop. Ir užlipom. Švento vandens iš dangaus. Ir iš tvenkinio. Lieptelis dar yra, tai poilsinė pliažą pasidarė, va. Viskas puiku tam kaime. O sėdi ir žuvį gaudo žmonės. Bet va, dabar gerai sugalvojasi. Ležakai, va. Žmonės gali pasidėti. Kad jau smušti, viskas sugalvoti. Ui, per greitai. Nu, šventų vandens pasitepėt. Jo, stulpai kokie.
Vilgelmo karaliaus kanalas ir tiltas ant kanalo. Einam pasižiūrėti, pasižmonėti. Čia senas tiltas matosi buvęs yra, liko tik tai kolonos. O ten į Klaipėdos pusę eina jau. Bokštai Klaipėdos matosi, tarp kitko. Ane? Na, sakau, kad jį matai. Nu, kas čia plaukia? Žvejai. Tevernas. Stabtelėjom. Įdomios vietos apžiūrėti. Eisim pasidžiaugti baibokais aikštele, poilsinė laivukais. Matysim, ką tenais mums parodys. Ta gražiai įdomi vieta. O ką tu čia rodai su ranka į mane? Ir žagausi. Meškerės tikriausiai nebeturi, pavogė meškerė, tai vis kažkas tai. O, ten koksai būdas tavai. Suliukai kaip pavėdalinti. Eik tu savo. Iš Europos Sąjungos. Koks suliukas padarytas. Arfikėti. Su bokštais. Dar vienas suliukas. Dar va visokių gražumų. Pasižiūrėti. Kas čia per vėjaputis. Bangputys vadinasi. Jo. Kur nušuliavom? Oi, ktasam. Čia tualetai net yra. Čia kažkas galima užsisakyti kažkokius veiksmus daryti. Aš taip įtariu, kad va, kokia poilsinė čia gali atvaryti, užsisakyti savo. Čia atostogas gali užsisakyti, girdi, tose namelius. Sunumeruoti, matai. Čia žuvė augina, matai, kiek oro varo. O tvenkiniukas. Tai čia suprantu, galiu užsisakyti žvejybą kokia. Jeigu čia žuvies prileista, matai, kad jie maišo vandenį, oro duoda. Nu, oro duoda. Nu, gražumai. O, koksai Neptūnas antai prieki. Eik, tu peklo. Žuvyčių visokių. Delfinariumas visas. Sutvarkyta. Koputė mezga kažką vaštais. O žvėjų jau tai. Žvėjų kiek? Vieni žvėjai. Vienas, antras, trečias, ketvirtas, kapitons galentais. Važiuoja kažkur. Lentos pasilipęs.
Prieplauka. 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 Diūne, tave šaukiu. Prieplauka. O, čia matai dar įstatosi jos. Nu, matai, laivų žmonės prabagutėjo, prisipirko, kur statyti jos. Į marės išeiti tai reikia kažkaip. Fainiai įkirti. Šalat. Vasaras laikė 15 šilumos, 16 kiek čia nėra. Ką ten? Nulio, ką daug. Man kukina. Ne, blecha. Koja su batais. Ne, blemba. Bachūra žvejojanti. Ir su visa žuvele. Tikriausiai stovi šapaliukas musekais. Ne, nežinau, kas šitas. Kažkokia aukšlė. Eime toliau. Nu kas čia per rastas? Ne, nerastas. Visas karpis. Ir ne veins, o du karpiaukai. Tu įsivaizduoji kokį kabučią. Neiktis. Restoraną reikia ant lėkštės gulėti. Žmonėms nuotaiką kelti. Skrandžio apetitą. Varom toliau. O taip, kažakas žvejoja savo. Be problemų. Karšioką kokį nutvėrė, a? Maladėt, šaunuolis. O, čia jau lyteka tikriausiai plaukia. Į restoraną. Streikis, šviežia lašišinė žuvis į namus ir iš namų. Ui, koksai karščiokas, jau kalamene. O bankukinas koks. Gražuolis. Nu, čia yra tikriausiai tos nuo lietaus pasikavoti pastoginės su informacija Lietuvos žuvų. Ne, nu klausyk, Gintarai, tu besarmatės ateik nusifotkinti. Tu dieve, dieve. Tu Gražuolio Palanga. Ne, Dreverna. Praeit pro šalį be fotkės. Tu netą gaudyk. Nu ir štai. Atspėkit. Kur šitai randasi? Nu tai aišku, Dreverna. Kur daugiau? A tikrai, va laivai stoja, nemeluoju. Prieplauka. Drevernas sostelis ir va laivukai, netgi Kaujezo kruiziniai, čia nepasakiau, žvejybiniai. Tak, kas ten vyksta? Į restoraną Hebra laužiasi. Ne, kažin neleis mums plaukti su laiveliu kas nors. O gal su tuontais Vilhelmu, jei surinks šaiką kokią. Kur bokštas? Ai va, atsirado bokštas, matau. Bam. Yra bokštas. Gal eisim pasižiūrėti į bokštą. Ir štai jums, ponai, vasaros laikė. Naudokite ženklo paslaugomis. Vėjukas padėk dievė, žai kaip
Plazda. Lietuvos gerovės vėliava. Kur tos mašinas, kur čia plaukia? Nematau ne vienos, visos stovi prirakintas. Einam Kurėną pažiūrėti. Laiveliai, jachtikėsta, kas čia tokie, kaip čia jūs pavadinti. Čia mundra. Vėliavas nematau. Kam tau reikia? Kur jūs gyvenat? Ne Lietuvoje? Telšiai, Klaipėda, Aha, Kretinga, aha. Palanga. Va, pareina kažkoks tai vienas laivukas. Reikia sakyti, ne perplaukia, o pareina. Jo. Bokštą lips. Įtariu, kad labai... Tak, jums 2 minutės į viršų, 2 atgal. Jo, į dangų. Ar rimtai bandysit? Nu, bandykit. Bandykit. Bangutės yra. Startuoju. Pirmą aukštų dalykį. Paskiau matysim. Все, geležėlis. Užlipau ir aš. Einam, vandenį šlapia pažiūrėti. Tikrai šlapas. Tokie vaikiški. Titanikai. Čia vandens tėra iki bambus. Nu, žilvinė, žilvinėlį. Alaus puta. O, kaprinė. Jeigu būtų alaus jūra, gyvenčiau aš to jūrai. Jo. Einam aplinkeliais, pabandysim išeiti per miegamą rajoną. Čia neina įeiti taip. Aha, su kortele čia. Nemundrai yra padaryta. Sėdi žmogiukas, va. Sėdi žmogeliukas ir saugo. Įėjimą. Va, namukas 20 namukų. Bet koks štorminis vėjas. O ką, atvažiavai, poilsiauk savo, ne, Džiūne? Liuksiškai. O, poilsio zona štai yra. Su lipynėmis uždengta. Vėjas, o jo, papa.
Tu matei, ne? Su lipynėmis uždengta zona vaikams, čia atrakcionai. Nu, eik tu. Gluosnių alėja, Stalų karalystė, namelių rajonas, poilsiavių namelių rajonas. O, kiekvienas turi po savo stalą. Ne, nu paplaukiojo tikriausiai. Dabar užsitemps ant savęs. O kokia tundra. Tralivalė, Volkswagenas. Ne tundra, bet čia. Jo, bet čia galingas toks. Nu, žinai, jeigu jau tokį gali, tai laivą gali turėti jau, žinai, pilnai. Yra iš ko. Lėktuvas. Problemiškai transporto priemonė ištraukta. Atsibraižėm iki Svencelės. Pažiūrėsim kaiteriai, kad blūdėja čia. Ajo, majo, kiek jų daug, žiūrėkit. Žiūrėk, kai raižo, kaip pasiutė. Eik tu sau. Kaip pasiutė duoda. Aikštelėje mašinyčių gyvas dėsis. Pirmą eilę. Visiems sekas pirmoji eilę gauti. Be komentarų. Kur tie mūsų ponuliai nulapnoja? Įdomaujasi, mokinsis skaitoti. O, vyrai, čiurkiai nori. Čia skraidė. O, leido oro. O, mergin laikyk. Mergin laikyk, sulūš. Pasirodo, oro yra viduje. Nu, kokios spalvos tu nori? Atsargiai, nelip ant šniūrų, nelip kapeik. Nelipkit ant šniūrų. Žmogus nesuprat. O, tą merginą mes į balą, davai pažiūrim. Jau paleisina į dangų ant to žalio šniūro. Žinai, kai katę į mišką paleis, išmes, kai norės įkreitai, jos irgi grįžta. Ja, čia irgi, žiūrėk, išmetė dabar ant lentos. Ir ant to žalio šniūro pakabint šitais. Tai pirmin. O, pasiutėliai kaip trankosi. O, pasiutėliai. Sėdit, ne? O, aš filminti turiu per jumis dabar. Sėdit, blemba. Aha, taip ir norit mane nuo suolika numesti. Ei, degs. Jėzau, kiek anų ten yra, žiūrėk, visą pakrantę, ne?
Vencelės prieplauka. Ir savo einam Vencelės prieplaukos bordiūrais. Konteineriukų žmonės išsinuomoja ir susikaitoja, atostogauja. Iki tokio lygio, kad į trusiką įskrenda lauk. Eime atgaliaus. Nu, jaučiu, kad galbūt jo. Nu ką, kintai miško keleliu. Bijai, ne, kad užkliusiu tave. Sitraukė Jėzus Marija į žolyną. Jaunam kampą, sutaupysim benziną. Judam. Mes lipam į bokštą. Bandom, pasižiūrėsim iš aukščiau, kaip chebra skraido su sparnais. Nu va, esam Kintuose. Miestelio pliažą susiradom. Pasidžiaugsim. Įdomesnė vietikė kokia nors. Nulipam. Va čia vaizdelis, jo. Aišku, vėjas šiandien žiaurus. Kaip čia fainai dabar. Eik tu savo, kai važiuoji šitą labai puikiai metus. Oho, matėjai? Iki 5 aukštų dar važiavo. Gerai, kad manęs paklausėt. Eik tu savo, kiek jis čia tojus virvės turi, kokį 50 metrų, ne mažiau. Man sėdi, stovi vandenyje. Aš skaitau, kad tikrai netoli. Jau gal ne, nu 30. Nu 30. Žiūrėk, kai lekia vandeniu. Eik tu peklan. Joks ilmoks. Man atrodo, ta būda juda. Man čia pasivaideno. Kevas. Jo, čia. O, kaip purškia vandenis po lentos. Nu, žioklių tai užtenka, ne? Pasižiūrinėti į tuos vargšus. Aha. Nu ir ką? Štai mes jau čia, Ventės rage. Ant šaldytuvo lipinduką neimsit? Ant šaldytuvo lipinduką ir paduką. Yra keli lipindukų gyvas Tu velnias. čia po 4 eurus. Ir čia gražus, gražus. Su bokštu, be bokštu. Reikia su bokštu nusipirkti. Su bokštu geriau. Su bokštu. Man su dviračiu. Ne, su bokštu. Su meistrauto apyrankiu, gyvas biesas. Va, čiulpinukų kadausis nuo skrydžio.
Va, nenori arbūzų šiuo metu. Nėra lentų, net. Sargyčiau, transportas, judėjimas. Eik tu savo, turistų kiek yra. Paskau grįžęs. Apžvalgos aikštelė. Koks paukštukas skrenda. Jūrų erelis. O, bangelės geras. Pozicija. Žmonių marios. Tikrai nemeluoju, yra ko veikti. Dar vienas jūrų erelis. Lazda. Švyturio gatvė. Molas ir kontora. Nu. Eik, tu kai varo. Į Ameriką skrenda. Ventės ragas, Marius kai jūra. Jokti lamana kaip lazda. Patikėkit, vėjas blemba štorminis. Kokias bangikės. Pusę metro iki metro. Gaudyti vėją laukose. Taip per viršų vėjas, tiesiog polaka. Sezai žiemą, jeigu taip užšala čia viskas. Ką? Tuoj, žemiau biskį nusileisiu. Traukiu, va. Oi, kaip traukiu. Eik tu savo. Lipkit į vandenį dabar. Žuviedrikė, žiūrėk, kaip skraido. Čia ne kirai, čia žuviedrikės. Eik tu, kai trankosi vandenėlis. Kaip gražu. Jo, tu kiek vandens. O duodasi. O gražumai. O vandens kiek. Kokia kolka. Kolka, bleka, kamputį rūko. Čia tai vaizdeliai. O ta Latvija, nafik mes tą Latviją čia važiavom. Čia reikėjo važiuoti iš karto. Vėjas, vėjas, vėjukas. Normaliai vėjukas. Aikštelė. Šlubojam, drožiam, kai kas sako pizdėjam. Nesakysiu kas.
Путь. Цеп. Путь. Цеп. Galit. Norim pasižiūrėti, paskui namie vaikams parodysiu. Va, taras kraivuška mūsų. Viskas. Staliukai. Staliukai. Remontas Švėkšna. Bažnytėlė remontuoja bokštą. Vieną iš bokštų. Čia svečiai iš Alytaus uosto rožės kažkokias keistas. Čia ne Geno vila. Geno vila, saulės laikrodis. Pastatytas ir restauruotas. Romėniškai sudėliota. Tiek dabar rodo. Neina suprasti šešėlis. Nėra šešėlio. Ir iš karto privati valda. Einam per privačią teritoriją. Išvarys, išeisim. Galim.
laiptais netgi. A, taip. Prie Viesulo prūdo. Ana ten toliau Viesulo restoraniuks. Už tos merginos va su briedžiu. Agi. Viršui Vila Genovefa. Vefa. Kai yra... Norėjome į priekį. Aplink ratuką. Aš ten į ją pačią neįsiu. Nu tai krioklį nepasižiūrėjot? Tenais, priekį. Čia šliuzas yra, tie pakreipia vandenį, varo per apačią. Ir ten viduje jo malūnas seniau buvo. Taip, normaliai vandens yra, nieko negal sakyti. 1843. Ferdinandas kažkoks tai pleteris, irgi man atrodo čia tų pleterių pastatytas yra tas malūnas. Gražu. Ten jau kažkas gyvena, net tas vadinys vadžiuoti. Jo. Čia šiaip tai gal kažkas išsinuomoja, gyvena, kas ten žino. Nu, svečiai ir nariai. Švėkšnos malūno mylėtojai. Upelis tai čia. Nu yra vandens, yra šiais metais. Nu va, nauja Gargždų poilsio vieta. Jaunimui tikriausiai daugiau čia. Nu, parodykit klasę. O! Aha, o 100 kartų pakelk, bus tau lengvai. Čia kojom, ten nugarai. Va, tavo nugarai remontuot kažką čia. Kojos raumenis. Tu neapsivoš tenais, atsargiai. Kai dripsi paskiau, nesurinksim detalių. O taip. Čia reik gultis ant krūtinės, čia krūtinės spausti reikia. Nu čia irgi, žinai, iš visų pusių gali mesti. Čia jaunimui labai gerai. Ja. Nu, eime tiltelę apžiūrėti. Neįgriuvo. Tvenkinys. Prūdas. Mes pripratę sakyti prūdas. Nu. Jau palaukit, bleka, dar biškelį. Aš dar nebaigiau. Vaida irgi ten susikaupusi, įsirėmusi į turėklus.
Žydų slėnis, mūsų Minijos slėnis, žymusis. Vyrai dirba, žolę pjauna. Nu va, čia galit pažiūrėti, čia standas yra. Nu, galit pasižiūrėti, pasiskaitinėti. Jau kai jau atėjot, tai atėjot. Trešinė sulaukėjusi. Minijos slėnis čia. Kai išgirsit, kai dainuoja, rūksta dūmai ten prie Minijos krantų, vyrai verda samanėlę, taip ten pečiai be kaminų.